Sveiki, broliukai ir sesutės. Na, šį kartą bus atsakymai į klausimus. Jau žiūriu, prisirinko vienas kitas klausimėlis. Na ir dabar aš ir atsakysiu turbūt nuo galo. Pradėsiu šį kartą. Na, ir pirmas toks klausimas. Ką manai apie šlipsus? Tai šlipsas tai yra, kaip čia pasakykim, toks atributas sistemos, klapčiuko ar vergo, ar kaip čia pavadink, ar tarnautojo atributas. Nes jeigu jau tu esi užsirišęs kilpą savo ant kaklo, tai jau aišku, kad jau esi jau priklausomas sistemai ir tiesiog tarnauja. Nesvarbu, ar tu tarnauji čia tai sistemai, būdamas, sakykim, kažkokioj tai administraciniai struktūrai ten dirbdamas, ar sistemos jau kažkokioj tai administraciniai struktūrai. Na, priminsiu, kad visos hierarchinės struktūros tai yra sistemos struktūros, ar tai tu dirbdamas, žodžiu, jau ten ale versle kokiam nors, kaip sraigtelis ten atlieki savo kažkokią tai mažą, sakykim, tą vaidmenį, ar tai tu universitete ten plauni smegenis, ar mokykloje, ar kažkur tai vaikam, ar tiem studentam, žodžiu. Tai šlipsas tai yra pats akivaizdžiausias yra sistemos tų klapčiukų, vergų ir tarnų, žodžiu, atributas. Atributas. Taip. Tai apie šlipsą turbūt nežinau, ar daugiau čia dar galėčiau kažką ten pradėti ar nepridėti, bet čia priminsiu, kad čia yra tik tai terariume. Taip, aišku, pas mus planetoje Žemėje, tai šlipsas tai reiškia, kad iš karto jau, kad žmogus yra, kaip čia, sakykim, susitvarkęs, jisai jau yra kažkoks prestižinis, jau kažko matyt pasiekęs, jeigu jūs jau nešioja šlipsą, o terariume ne, ten terariume yra viskas kitaip. Tai va, tai nepainiokit čia su planeta Žemė, nes viskas čia mes kalbam apie tą išgalvotą terariumo pasaulį. Taip, toliau, ar terariume yra viltis, kodėl, čia du klausimai, bet jau praktiškai vieną galim, kodėl nenumuoja į terariumo gyventojus? Kaip galima numuoti terariumo gyventojus, jeigu ten ir, sakykime, mano tas antrininkas gyvena ir visų kitų mūsų antrininkai gyvena terariume, tai nemanau, kad būtų čia labai taip lengva ir paprasta imti ir juos numuoti. Aišku, tai viltis, tai žinoma, tam terariume yra ir tikrai visų ten tų gyventojų neišnaikins tas neviduonas su savo tarnais. Kažkokia dalis jau, kaip sakant, tikrai tų terariumo gyventojų išliks. Išliks, aišku, tie, kurie yra mažiausiai užsidundukinę ir kurie yra, aišku, labiausiai, kaip čia pasakykim, išvystę tokį dalyką, kad patys savo galvą vadovaujasi savo akim, vadovaujasi savo ausim ir savo galvą ir patys daro išvadas apie tą terariumo pasaulį, nes terariume sistema, kuo jinai pasižymi, kad jinai nuo pat vaikystės jau mokina vaikus netikėti savim netikėti, žodžiu, kad savim nepasitikėtų tuo, ką mato, nepasitikėtų tuo, ką girdi, sakykime, paskui jau čia iš pradžių vaikam tik tai šiaip pasakoju, kad čia ale ten žemė tam terariume apvali, rodo visokius tuos kamoliukus ir panašiai, ir aišku, vaikam kyla klausimai, o kaip čia nuo to kamoliuko nuo pačios niekas nenukrenta, ir jiem ten pripasakoja visokių pasakų, žodžiu, apie tuos kamoliukus, ir jau, žodžiu, pasakė, kad čia mokslininkai visokie labai protingi ir ten, aišku, suaugę dundukai dar kaip paantrina iš savęs, nes jau jie irgi apdundukinti, o paskui jau, kada jau jie pradeda jau tie paaugę vaikučiai jau eiti į universitetus, tai ten jau, aišku, yra psichologiniai ir visokie kitokie dalykai, kur jau rodo, kad jau rakimi ir negali pasitikėti, nes, žodžiu, ten kažkas paveiksliukas padarytas jau, kuris ten, tarkim, nejuda, o žiūri, jis nejudantis, atspausdintas, o žiūri, jis atrodo, kad judantis yra, ir visokių, žodžiu, ten tokių nevidonas pasitelkęs yra gudrybių, sakykim, kad tik tai labiau įtikinti jau tuos dundukus, kad jie niekada niekaip nepasitikėtų savo jutimais tokiais, sakykime. O tie jutimai tai iš tikrųjų nėra vien tik tais ten tie 5 jutimai, kur ten lietimas, žodžiu, kas ten yra skonis, kvapas, klausa, ir ten tas matymas, bet yra dar ir daugiau tų pas žmogų tų jutimų, sakykime, kaip visokios ten intuicijos, nuojautos ir panašiai, aš dabar jau čia nevardinsiu, aišku, tai jau, žodžiu, kai pradeda žmogus jau nebepasitikėti savo tais jutimais, tai jis nepasitikė ir bet kokiais kitais savo jutimais, o vienintelis dalykas, aišku, kuo jis turi pasitikėti terariume, tai būtent jau savo tais sistemos, sakykime, visokiais klapčiukais, mokslais. Mokslas tai yra viena pagrindinių terariumo religijų iš tikrųjų, pati didžiausia ir vienijanti visą terariumą yra.
dėl daug ko ten jie, žodžiu, ten imituoja visokius pykčius tam terariume, bet dėl mokslo, žodžiu, visos tos administracinės teritorijos jau sutarė ir čia, žodžiu, kaip sakant, jau visų bendras yra tikėjimas ir bendras, kaip čia sakykim, tas bendras vardiklis visų tų administracinių teritorijų, nes visur jie moko tą patį, sakykime, tuos visus dundukus, kaip ten apvali ten tą žemę, žodžiu, skraido tas kamuoliukas aplink Saulę. Čia priminsiu, kad nemaišytume čia jūs su mūsų planeta Žemė, nes mūsų planeta tai iš tikrųjų ten jinai ir skraido aplink Saulę, sakykime, ir Saulė ten skrieja, žodžiu, ir viskas, o terariume tai yra, taigi neužmirškit, kad terariumas yra plokščias ir jis yra po kupolu ir ten tik tais kupolas su tom pritvirtintom lemputėm, kurios vadinasi žvaigždės, jisai ir sukasi tik tais aplinkui, sakykime, pats terariumas tai stovi vietoje. Tai čia kalbu, kaip tam terariume, žodžiu, yra plaunamas ten tos smegenys tiem vaikam, ne mūsų planetoje Žemė. Na ir kasgi dar yra kitas klausimas, žodžiu. Tai va, tai čia apie tą viltį dar. Tai tikrai ta viltis yra, svarbiausia, aišku, yra neužsidundukinti ir naudoti savo galvą. O jeigu tu naudosi savo galvą, tikiesi savo, sakykime, tais visais jutimais, nebūtinai tik tais 5, bet ir dar, sakykime, kitais jutimais, tai kurie yra neigiami tarp kitko mokslo tam terariume, kad nėra jokių kitų jutimų, tai tada aišku ir tie tikrai, žmonės tikrai išsigelbės ir išvengs ten visų tų nevidono pinklių ir panašiai. Na ir pagrindinis dalykas, tai aišku, reikia gyventi pagal sąžinę iš tikrųjų. Taip kaip jūsų sąžinė jums liepia, taip ir gyvenkit, nes gali apgauti, ką tik tais nori, ir sistemą, ir dar kažką, bet jau pats savęs tai tu žmogus niekada neapgausi. Tai gali bandyti, aišku, tą daryti, apgaudinėti, bet vis tiek kiekvienas žmogus, kai kažką padaro ar bando save apgauti, tai jisai žino, aišku, bando ir įtikinėti, kad čia gal ne taip yra ir taip toliau, bet visi tie savęs įtikinėjimai, savęs apgaudinėjimai, tik tais yra toks, kaip čia, sakykime, psichologinis triukas, nors realiai vis tiek kiekvienas žino ir paskui, aišku, kada jau ateis tas laikas, tai patys jie savo tą gyvenimą ir įsivertins. Tai niekas kitas ten jau gyvenimą nevertins, o pats žmogus kiekvienas ir vertins tą savo gyvenimą, kaip jis ten jį gyveno ir kaip jis ten elgis. Nu, bet apie tai buvo čia atskiras mano video, tai nesiplėsiu labai daug. Nu, papasakoti apie senovinę Lietuvą ir suklastotą istoriją. Tai apie suklastotą istoriją aš ten jau esu padaręs, čia priminsiu, kad vėlgi apie suklastotą terariumo istoriją, nes Nevidonas visą tą istoriją yra suklastojęs ir sukūręs. Sukūręs, aišku, tų dundukų valdymo tikslais, nes jeigu dundukai tiki, kad tokia buvo istorija, tai jos, aišku, žymiai lengviau yra ir paskui valdyti ir pateikti, sakykime, kitas melagienas ir jie labiau priima ją, sakykime, ir pritarė. Tai kas nori, tai galit susirasti, ten yra, man atrodo, ir 1 ir 2 dalis apie suklastotą istoriją, bet konkrečiai apie Lietuvos bananiją, tai čia nežinau, dabar turbūt susilauksiu daugybę visokios kritikos ir taip toliau, bet aš priminsiu, kad čia yra pasaka iš išgalvoto pasaulio, žodžiu, grinai čia mano fantazijos yra ir nieko bendro čia su realybė neturi. Nu ir kokia ta geri yra suklastota Lietuvos istorija tam terariume ir kokia ten ta istorija. Nu, istorija, žodžiu, tikrai visa Lietuvos yra suklastota ir pati ta Lietuva yra suklastota, nes niekada terariume iš tikrųjų nebuvo jokios Lietuvos. Ir dar pasakysiu daugiau, kad iš tikrųjų niekada nebuvo netgi lietuvių tautos. Taip, jūs teisingai išgirdot, nebuvo jokios lietuvių tautos. Buvo ten aukštaičiai, suvalkai, dzūkai, žemgaliai, nu ir visokie, kokie tik tais nori, nu bet lietuvių niekada nebuvo. Ir tos tautos lietuvių irgi niekada nebuvo, jinai yra dirbtinai sukurta, nes papasakosiu, kaip dabar ten jinai buvo tam terariume sukurta. Kažkada buvo, sakykime, terariume, kai jau tas Nevidonas po to jau ciklo, ar kaip čia pasakykime, naujam tam cikle uzurpavo tą terariumą. Tai viena iš jo būstinių buvo kažkada tai Vilniui, tarp kitko, buvo ta viena iš Nevidono jau tarnų pagrindinių būstinių. Ir ten jie buvo, žodžiu, tie Nevidono tarnai tokie vadinami litvakais. Ir, žodžiu, pagal tai, kadangi jau buvo jau ta tokia ta teritorija, sakykime, litvakų, nu tai ir pavadino jie, Litvą pavadino, nu ir nuo to kilo, aišku, tas pavadinimas Lietuva. Ir visą tautą taip jau jie užvadino, ne tai, kad tautą, o, žodžiu, tos teritorijos visus gyventojus ir užvadino iš tikrųjų jie tais lietuviais padarė, žodžiu, visus ir žemaičius, ir dzūkus visus padarė lietuviais. O šiaip niekada jie lietuviais nebuvo, jie visi iš tikrųjų buvo kažkada tam terariume viena tik tais apskritai ta tauta,
tai buvo rasai, sakykim, tai ne rusai, o rasai, ir jie visi kartu, žodžiu, gyveno laimingai ir vien tik tai rasai visoje planetoje ir te gyveno. Ir užtat ir yra ta žodis ten rasė, visi buvo baltaodžiai iš tikrųjų, ten buvo, aišku, ten keletas, vieni buvo ten su mėlynom akim, kiti ten buvo su kokiam ten pilkom akim, kiti ten su rudom akim, bet visi jie buvo baltaodžiai, vieni, aišku, buvo rudų plaukų, kiti šviesių plaukų, bet kaip jie čia buvo, ten tos 4 pagrindinės jų gentis, ir paskui, aišku, ta kiekviena gentis dar turėjo ir mažesnių tų genčių, bet paskui, kai atsirado jau tas Nevidonas, jis visus pradėjo skaldyti, išrado tada krūvą įvairiausių tautų, sakykime, ir tokiu būdu su tuos visus žmonės suskaldė. Tai jeigu pamatot, jeigu jūs esate, aišku, baltas žmogus, tarkim, kuris galvoja, kad yra jisai lietuvis, tai jūs žinokit, kad jūs iš tikrųjų esate ne lietuvis, o rasas. Ir jų, žodžiu, visi baltieji žmonės, tai yra jūsų, kaip sakykime, to paties kraujo, nesvarbu, kuriam pasaulio krašte jie gyventų, ten ar Zelandijoje, ar Amerikoje, ar Kanadoje, sakykime, ar Vokietijoje, bet kurioje, sakykime, ar Norvegijoje, tai yra iš tikrųjų visų tos pačios šaknės, tai yra ta pati viena, kaip čia, sakykime, tauta. Ne? Tai tiek čia tokios istorijos papasakojau apie tą neegzistuojančią Lietuvą, o tiksliau visiškai sukurtą ir išgalvotą. Tai tikiuosi manęs dabar labai jaučiu, kaip sakant, neprismerksit, žiūrėkite tai, kaip sakykime, į pasakėčią, nes čia tokia pasakėčia ir yra, ir nieko bendro su mūsų planetoje egzistuojančia Lietuvos valstybė ir su lietuviais, ir tai su tais visais gyventojais Lietuvos ir jos istorija, tai čia nieko bendro neturi. Čia aš pasakoju apie grinai išgalvotą tą terariumo, kaip sakant, teritorija pavadinta Lietuva, sakykime, ar ten Lietuvos Respublika, ir kaipgi ten tam terariume viskas buvo. Ir kitas dar klausimas yra papasakoti apie Plokščią žemę. Tai labai čia toks platus klausimas, esu jau irgi apie tai nemažai išpasakojęs. Jeigu pasižiūrėsit playlistą, kur yra terariumo pasakėčios, tai yra pasakėčios playlistas, yra klausimų atsakymų playlistas, yra įdomienų playlistas ir dar yra komentarų, sakykime, kažkoks tai playlistas. Tai tam pasakėčių playliste nemažai esu papasakojęs ir dabar čia taip plačiai viską išpasakoti turbūt bus, neužteks netgi to filmuką, tai tas, kuris norėtų, kad papasakočiau, klausytojas gal būtų gerai, kad jisai patikslintų, kas konkrečiai apie tą Plokščią žemę, kokius niuansus ar kokius klausimus jis norėtų išgirsti, tai aš aišku jam tada mielai ir papasakočiau tuos, žodžiu, visus niuansus ir klausimus. Ir dar buvo toksai komentaras, kad pakomentuočiau komentarus. Tai būtų geriau, kad įvardintų konkrečiai, nes tų komentarų yra nemažai iš tikrųjų ir, man atrodo, nelabai yra ten ką ir komentuoti prie tų komentarų. Tai jeigu parašytų konkrečiai, taip ir taip, ar galėtum tą ir tą pakomentuoti, tai aišku, man būtų žymiai paprasčiau ir nereikėtų spėlioti, kurį dabar tą komentarą turėčiau aš, ne to, kad turėčiau, bet galėčiau pakomentuoti, sakykime taip. Tai tikiuosi, jums tie atsakymai buvo įdomus ir patiko, ir jeigu kažkas tai nepatiko, parašykit, jeigu kažkur turit kažkokią kitokių žinių ar nuomonių ar idėjų ar panašiai, tai ar jums antrininkas kažką kitai papasakojo iš terariumo, tai irgi pasidalinkit, bus labai įdomu pasiklausyti. Tai tiek turbūt bus tų atsakymų iš terariumo šį kartą ir iki kito karto.